Vasariška naktis, gėlių kvapas, merkio čiurlenimas ir mirguliuojanti laužo šviesa. Tai Joninės prie Balinskių dvaro Jašiūnuose. Birželio 23 vakaras dar kartą atgaivino senasias tradicijas ir subūrė bendruomenę į jaukų, spalvingą šventės sūkurį. Kaip ir kasmet, viskas prasidėjo nuo vainikų pynimo. Spalvingi ir kvapnus, jie papuošė moterų galvas. Ir kaip ir senovėje, dalis jų išplaukė kartu su merkio srove, nešdami svajones ir tylias viltis. Joninių laužo uždegimas tapo simboliniu vasaros pradžios akcentu. Ugnis nušvietė veidus, širdis ir sceną, kurioje netrūko nei sveikinimų, nei šiltų žodžių. Renginį atidarė Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič. Tai linkiu jums, švęskime drauge, švęskime su džiaugsmu ir su gera nuotaika. Jašiūnų seniūnijos seniūnas Zdzislav Mažeiko kvietė džiaugtis bendrystę ir mėgautis koncertu. Magijos, džiaugsmo, šypsenų ir bendrystės. O scena tiesiog pulsavo gyvybę. Ansamblis Znatmaričanki pradėjo vakaro koncertą. Subtilūs šokiai ir tautiniai kostiumai atveria duris į tradicijų pasaulį. Jiems pritarė dinamiška gromada iš Mykolo Balinskio gimnazijos. Šiuolaikiškas folkloro perteikimas suteikė gaivumo jų pasirodymui ir visam koncertui. Smile šokėjai scenoje sukūrė tikrą energijos pliūpsnį. O Solčanę sužavėjo mistiškų joninių paveikslų inscenizacija, pasakojusią apie senovinius rasų nakties ritualus. Vėliau Art of Music nustebino subtilia folkloro ir klasikos derme. Scenos energija pasiekė naują lygį, kai pasirodė svečiai iš Lenkijos. Folkroko grupė Krambabulė. Smuikai, būgnai ir gitaros užkūrė tikrą šventės laužą. Juos pakeitė rondo su dainomis, kurias visi žino ir myli. Eglė mano sesė, Margarita, Tu palauk, palauk, sustok. Tai tikra lietuviškos scenos klasika.
Galiausiai Black Biceps. Charizmatiški, šiek tiek chuliganiški, su roko gaidomis ir pašėlusią energiją, kuri liejosi į publiką. Jašiūnuose jie paliko ne tik įaudrintą minios virpėjimą, bet ir adrenalino žymę. Ši naktis, kaip vainikas, buvo pinama iš tradicijų ir džiaugsmo, iš bendrystės ir muzikos. Joninių šventė 2025 jau tapo istorija, bet prisiminimai išliks iki kito vasaros saulėgrįžos vakaro.